Skirkite 1,2 procento GPM mokesčio projektui praeities žvalgas. Ten panašu yra kažkoksai šaltinis iš kalno išteka į upę to šviesiai balto vandens, kur žmonės maudosi. Ir labai stiprus jaučiasi supūvusių kiaušinių kvapas, tai reiškia vanduo yra su siera. O siera yra mineralas, tai čia turbūt jie, nežinau, tipo mineralinės vonios jų kažkokios. O čia yra 1886 metais statyta sanatorija, kuri dirbo iki revoliucijos, paskui buvo apleista ir jinai apleista iki šių dienų. Buvo priklausė valstybei, paskui valstybė pardavė fiziniam asmenim, kažkokia įmonė tada jinai pardavė 2 fiziniam asmenim. Po to visas šitas kompleksas tapo apleistas ir netgi buvo pinigų rinkimas, surinkta keliasdešimt tūkstančių eurų tam, kad sutvirtinti begriūnančias konstrukcijas, bet dabar jos restauravimui reikia 12 milijonų berods eurų, todėl tas pastatas stovi apleistas. Bailė Imperiale Neptun, įsikūrusios vaizdingame Černos upės slėnyje, yra vienas labiausiai jaudinančių architektūros paminklų visoje Europoje. Šio objekto istorija prasidėjo dar Romos imperijos laikais, kai 2 amžiuje po Kristaus legionieriai ir didikai čia atrado stebuklingas sieros versmes, pavadindami jas šventaisiais Herkulio vandenimis. Visgi dabartinis pastatas yra XIX amžiaus pabaigos austrų-vengrų aristokratijos klestėjimo simbolis. Pastatytas tarp 1883 ir 1886 metų pagal garsaus architekto Alpar Ignatz projektą, šis statinys tapo prabangiausių imperijos spa centru. Šiaip tai čia toksai skaitosi vienas geriausių gydomųjų pastatų visoje Rumunijoje. Kuomet jis buvo pastatytas, čia netgi gydėsi imperatoriai ir visokios įžymybės to laikmečio, o paskui tiesiog buvo apleistas. Kuomet perėmė komunistų valdžia valdymą Rumunijos, tai visi tokie prabangos pastatai tapo nebeaktualūs. Eklektinio stiliaus rūmai su neorenesanso ir baroko elementais buvo skirti aukščiausio sluoksnio elitui. Čia dažnai lankydavosi imperatorius Pranciškus Juozapas I ir imperatorienė Sisi, kuri žavėjosi vietovės ramybę. Pastatas buvo suprojektuotas tiesiai virš natūralių karštųjų versmių, o jo interjeras stebino prabangą. Didžiulis centrinis kupolas, spalvingos majolikos plytelės, marmurinės vonios ir puošnus fontanas su Neptūno skulptūra foje. Taip, man už nugaros kažkoks pilietis, kuris stovi tiesiai prie mums reikalingo patekimo į tą pastatą, tai dabar galvom, ką daryti. Ar bandysim eit, ar ką? Ką tu rodai? tą ženklą rūdą. Kaip aplankytinas ir apeiti pro kalną. Ai, pažiūrėjai, ne? Tai einam, tada bandom, gal pro tenais praeisim. Šiaip čia toks visai gražus kurortinis miestelis ir atvažiuoja nemažai turistų. O Dons jau nuėjo? Žiūrėk, kur čia. Eik tu savo, žiūrėk. Ojei. Koks supūsių kiaušinių kvapas, tenai sieros. Ir karštis eina iš apačios. Man tai ten įdomu pasižiūrėti, kas tenais. Žiūrėk, čia baseinai. Čia ta siera teka, vanduose sieros. Eik savo. Neba, čia toks kopelis, kad lenksta išbėgo, vos neapsivėmė. Eina savo šitie. Kas yra? Čia visiems jau taip prastai vėmėt visi. O kodėl ten einam? Daug sakų nėra. Ai. Reikia ten gauti momentą kažkaip iš gal čia kur apačią. Ne, tai atskiras. Einam. Nuo to kvapo čia pusė žiaukčiut pradėjo. Negalim eiti į objektą, nes žiaukčia. Kas? Urvas? Bet irgi tas tokiais baltom nuosėdom viskas. Bet irgi čia ties sieros kažkas. Gerai, skeliam grupę, bandys eiti jie pirmi. Parašykit paskui, kaip seksis. O mes einam. Nes čia iš tikrųjų žiauriai daug žmonių.
Ir taip į mus žiūri didelė grupė žmonių apsirengusių taktiniais drabužiais. Tai aš per tą laiką apfilmuosiu priekį pastato, kol jie bandys eiti iš kitos pusės. Parodysiu. Šiaip iš tikrųjų labai gražus ir čia tiesiai to pastato centrą, iš kitos pusės tiltas per tą upę padarytas. Tik tai man atrodo jisai nevaikščiampas, nenaudojamas, jis ten paties ta kažkokia folija uždaryta, ne? Lemba gražus tas pastatas eina savo. Čia konkursas buvo iš 7, ne Lenkai, projektų buvo išsirinktas vienas. Statulos visur. Va, pagrindinis įėjimas. Šiaip pastato ilgis 200 metrų, o storis 24 metrai. Čia mašinos važinėja. Ai, va čia tas tiltukas uždarytas. Aha, todėl, kad jisai supuvęs yra visiškai. Eina savo. Gaila, nenufilmuosiu iš toli, kaip atrodo tas pastatas. Visas jo grožis matosi tik tai iš toliau, bet iš vienos pusės truputėlį medžių mažiau. Kiek atstumo yra nuo upės, matai, Jo, nueisiu už upės. Ir tiltas gražus, koksai padarytas. Bet kaip ir daugelis dalykų Rumunijoje viskas apleista. Bemba ant stogo kraigo, žiūrėk, kokie sudėti metalinės skulptūros. Va, čia. Iš čia gal vaizdas bus. Aha, va, iš čia geriausiai matosi. Reikia fotkę Facebook'ui padaryti. Tragiškiausias etapas objektui prasidėjo po 1989 metų revoliucijos. Komunistinio režimo metais dar veikęs kaip sanatorija, vėliau pastatas tapo painių privatizacijos procesų, korupcijos ir teisinių ginčų įkaitų. Dešimtmečius trunkantis apleistumas pavertė šį perlą skausmo architektūros pavyzdžių. Įgriuvo stogai, drėgmė ėmė ardyti unikalias pastato dekoracijas, o pastatas buvo pripažintas vienu iš 7 labiausiai nykstančių kultūros paveldo objektų Europoje. O tai nieko dabar nėra aplinkui tai. Davai, kas nors nueikit. Kol žmonių nėra, bet vienas, ne visi, vienas žmogus. Mes paveikim filmuoti. Atsargiai Kęstai ateina. Gerai, jie nematys tavęs. Mes čia filmuojam, tipo žiūrėk į viršų. Matai, tas langas metalinis, jisai apkaustytas metalu. Nu tai einam, apeisim tada šitas pusės. Šiaip tai logiška čia jį taip uždaryti, nes labai daug į miestelį turistų atvažiuoja. Nes čia yra daugiau gydyklų ir pasimaudyti tose visose versmėse. Žiūrėk kamerą ir pasižiūrėti ir po kalnus pasivaikščiot. Čia buvo kelio ženklas, ant kurios užžymėta buvo labai daug pėsčiųjų trasų kalnuose pasivaikščiot haikingai. Tai čia tikrai daug žmonių atvažiuoja. Ir matosi pagal žmonės, kurie vaikšto, čia tikrai turistai ne vietiniai. 200 metrų pastato ilgis. Ai, bet čia žiūrėk, jisai kažkaip ten galas, man atrodo, kaip atskirai pristatytas, truputėlį kitokia architektūra. 76 paskutinis buvo pastatymas. Ai. 1976 metais dar. Tada buvo panaudotas betonas ir jau skaito, kad vadina pastatas. Ai. Nors šiaip, pavyzdžiui, va tie ornamentai ant stogelių, tai jie tokie išlaikyti stilistiškai. Gerai, tiesiog iš kiemo pusės bandysim apeiti. Oho, bet čia irgi grotos sudėtos. Žiūrėk, baseinai matosi viduj. Čia tai gražiai tai susigimdytų. Ne, galva netilptų. O paklaus Donce, ar jie įėjo jau. Ir per kur? Iš čia visur grotos sudėtos. Sargiai, tik tai nenuslys, blemba, pirštinės mašinoj palikau. Eik tu savo. Kosmosas. Eik tu savo. Eik tu savo. O čia žiūrėk, vanduo matyt bėgo. Matai vamzdžiai padaryti. O bet vienas didžiulis akmens luitas per langą įkrito į vonelę.
masyvus yra. Ne, čia kažkas. Na štai, mes jau viduje. Tokios vonelės, kiekvienai patalpėlė. O, geras. Daug tokių patalpų geras. Su vonelėm. Bet čia ta nauja dalis. Kur papildomai pristatyta didelis baseinas. Man tai įdomiausia sena dalis. Va čia va durys į naują dalį. Tai yra į senąją dalį. Dabar iš naujos bandysim patekti į seną. Tokios senumo pastatuose, ypač tokios paskirties, tai dažniausiai labai architektūra įspūdinga. Ai, va čia pagrindinis įėjimas. Čia jisai išgriuvęs buvo. Ai, čia ne pagrindinis dar. Bet labai gražu vis tiek. Bet čia jau senasis pastatas, žiūrėk, skirtumas toksai, kad į vonės nėra kopėtėlių. Ai, yra. Tik suoliukų nėra pasidėta. Tos vonelės mažesnis. Eik tu, geras. Čia griūtis nuo kalno. Nuo kalno krito, trenkė į namą, namo sienas kilo, bet vienas didžiulis akmens luitas per langą krito į vonelę. Eik tu savo. Nu, iš tikrųjų, blemba, aš jau tik tai įėjau ir iš karto pagalvojau, kad tas namas labai arti prie šlaito ir pavojingai, čia gali būti dalykų. O, geras. Eik tu savo. Eik tu savo. Pažiūrėk, šviestuvas išlikęs. Ir čia per vidurį kažkoks fontanėlis. Eik tu savo. Koks grožis. Koks grožis. Sutvirtino jį, kad nenukristų. Eina savo. Ką tu rodai? Ką čia vietinis čikonas? Kėdę radai? Čia darbininkai pasižaidė kažką. Čia šviežiai padarė. Jo, šviežiai matosi, kad šviežiai. Bet ten į viršų neįmanoma, ten nėra balkonas, įėjimų. Eina savo. Čia irgi kaip gražu. Sakė, jie prarado laiptinę į antrą aukštą, bet labai perdanga silpna, tai reikia atsargiai pasižiūrėti, nežinau, ar lipsiu. Ai, čia kitas šonas. O, geras. Eik tu savo. Kosmosas, kosmosas. Bet tai kokio gražumo. Kokio gražumo. Ir ten šiek tekstas viršui kažkoks. Eina savo. Durys išlikę. Pažiūrėk, masyvas medienos. O čia neaišku, tuščios patalpos. Ai, baseinas. Didžiulis baseinas. Ne, čia neišės. Jo, supirėjo nuo kalno. O čia žiūrėk, vanduo
tuo matyt bėgo. Matai, vamzdžiai padaryti. Ir čia mažiukai pasieniukai. Personaliniai tokie. Suoliukas išimtas. Pliama, čia iš tikrųjų Austro-Vengrijos imperija šeimininkavo tuo metu ir jie čia pasidarė tuos visus grožius. Viena pusė žydra, kita raužava, labai gražu. Jo, ir čia tekstas čia toks pat. Ne, kitas tekstas ant viršaus. Važiuokit, vienoj pusėj vienas tekstas virš durų, kitoj pusėj kitas. Ai, ir čia kažkokia lenta. Iš marmuro padaryta. Nu, labai gražus objektas šitas, labai įspūdingas. Čia ten viršuje kažkokie skaičiai. 2000. Tai gal rekonstravo. Jo, čia turbūt 2000 metais rekonstrukciją darė. Bet nepavyko. Labai gražu. Bet šitas pagrindinis įėjimas, tai man tai kosmosas. Eina savo. Ir kad išlikęs originalų šviestuvas, tai čia. Šiandien šio pastato būklė išlieka kritinė, tačiau viltį teikia pilietinės iniciatyvos. Jaunų architektų ir aktyvistų grupė Herkulane Projekt pastaraisiais metais ėmėsi skubių konservavimo darbų siekdami sustabdyti visišką pastato sunykimą. Nors vidus lankytojams oficialiai uždarytas dėl pavojaus saugumui, pastatas vis dar traukia tūkstančius smalsuolių, norinčių išvysti stingdantį jo griūvančios didybės grožį. Tai vieta, kurioje susipina romėniška antika, Austrų imperinė prabanga ir liūdna modernių laikų pamoka apie paveldo trapumą. Šiuo metu tai ne tik architektūros paminklas, bet ir simbolis kovos už tai, kad istorinė atmintis nebūtų galutinai nuplauta laiko ir abejingumo. Gerai, bičiuliai, manau, kad aš jau pilnai apraudžiau visą šį objektą. Tai ačiū, kad žiūrėjote, susimatysim kitose laidose. Iki. Mums dabar reikia tik tai saugiai išeiti. Atsisveikinsiu su žiūrovu. Iki. Kažkas vaikšto už tų grotų. Ja. Netoli Dubrovniko yra miestelis, kuriame yra labai didelė dalis to miestelio apleisti. Mažiausiai 5 ar 6 viešbučiai aplinkui yra apleisti. Šitas tikrai senas viešbutis. Jo visas fasadas yra suvarpytas kulkų. Tai va čia, matyti, šitose vietose ir vyko kažkokie neramumai, dėl kurių šitie viešbučiai ir buvo apgriauti.